Naujiena gyvūnų augintojams. Naujoje knygoje viskas apie naminius gyvūnus, veterinarijos gydytojų, specialistų, mokslininkų naudingi patarimai. Kaip pasirinkti sau tinkamiausią augintinį, kaip spręsti auginimo ir priežiūros problemas ir ką būtina žinoti, norintiems turėti sveiką ir laimingą augintinį. Daugelis veterinarijos gydytojų išsiskiria nuo paprastų augintojų visų pirma požiūrių gyvūnus. Gyvūnų gerovė šios knygos autoriams yra visiškai suprantamas dalykas. Nėra blogų žmonių, aš manau, ir nėra blogų netinkamų gyvūnų. Yra netinkamai pasirinkti gyvūnai. Taip, kad ši knyga prasideda visų pirma nuo skyriaus, kuris aiškina, kokius gyvūnus geriausia pasirinkti esant tam tikroms sąlygoms. Į ką reiktų atkreipti dėmesį renkantis tam tikrą gyvūnų veislę, reiktų įverti savo ekonominės galimybės, ligas. Taip, kad yra sudaryta atskira lentelė, kuri jums padės išsirinkti gyvūną. Aš galvoju, kad tai turėtų būti ir labai tikiuosi parankinė knyga, bet kuriam žmogui, kuris norėtų įsigyti gyvūną, jį laiko, ar šeimai, kuri turi vaikų ir daugelis vaikų vis dėlto labai myli gyvūnėlius. Ir tokią knygą jau jie galėtų skaityti nuo 12 metų, taip kad apsidrausdami tėvai galėtų ją pasiūlyti vaikams paskaityti, kad vaikas susipažintų su visa informacija apie konkretų gyvūną, įvertintų jo charakterį, galbūt pats pasirinktų, galėtų tėvai papasakoti, kokios yra auginimo klaidos, ko tiksliai reikės gyvūnui. Aš manau, kad tai galėtų spręsti kai kurios gyvūnų auginimo problemas ir gerai sutarti su jūsų gyvūnu. Nuo tie, kurie nenori auginti kačių ar šunų, knygoje ras retos informacijos apie vis labiau populiarėjančius egzotinius gyvūnus, dekoratyvinius paukščius ir akvariumines žuveles.